Aš labai bijau šitų dalykų, kad jis nesusižeistų, bet nebuvo kitos išeities. Žinot, turiu 3000 visokių darbų ir aš sakau, nu gerai, pjauk tu. Ateinu, žiūrėkit, ką pridirbęs. Sulaužęs visą šitą dalyką, jūs nežinot, visą šitą sulaužė, va šitą, va. Tai kaip dabar man reikės išsiardyti, nes tas tai nieko nemoka. Aš turėsiu viską išsiardyti, pasikeisiu. Sakysit, a kam jūs gyvenat su tokiais vyrais? Kam jis tau reikalingas? A kam jums reikalingi vyrai? Nu, jis turi savo minusų, bet turi kelis ir pliusus. Tai, nu kaip, aš pavyzdžiui, jį tai svarbiausia, aš visada stengiuosi dabar apsaugoti jį nuo tokių dalykų, kaip visokie aparatai, pjūklai ir visi dalykai, tada yra normaliai vyras ir neduoti jokių rimtų darbų. Tokius paprastus duodu. Tada yra normalus vyras. Jeigu tu kokį rimtesnį duodi, nu va iškart sulauži. Iškart. Nu tai gerai. Eisim ardyti.